jūs bandysite tempti ir pabloginsite kaklo skausmą. Šiame vaizdo įraše aš jums papasakosiu 3 klaidas, kurias visi daro bandydami tempti kaklą. Ir žinoma parodysiu, kaip saugiai atlikti tempimus. Geriausia tai, kad jums nereikia būti jaunam, lieknam ar labai lankščiam, kad galėtumėte atlikti šiuos pratimus ir lengvai palengvinti kaklo skausmą namuose. Ir pradėsime nuo didžiausios klaidos, kurią darome bandydami tempti kaklą. Tai tempiame į šoną ir galiausiai suspaudžiame, prispaudžiame kitą pusę. Tai padidins sąnarių suspaudimą, dar labiau sustiprins skausmą susijusį su disko išvarža ar ataugomis, padidins diskų suspaudimą, dar labiau sustiprins skausmą susijusį su disko išvarža, išsipūtimu, protruzija ir padidins nervų suspaudimą, dar labiau sustiprins tą skausmą, kuris eina nuo kaklo į petį, į ranką, tą elektros smūgio pojūtį. Kad išvengtume šios problemos, mes padarysime taip. Pradėsime tempdami kaklo galinę dalį. Tą mes padarysime taip. Kad būtų lengviau įsiminti, šią techniką pavadinsiu Silvio mikrofono technika. Ką? Prisimeni Silvio Santoso mikrofoną? Ta, kuris eidavo nuo krūtinės iki pat smakro. Taip, gerai. Maždaug tą patį mes ir darysime su ranka. Žiūrėk, suspausk kumštį. Nelaikyk nykščio čia viršuje, laikyk nykštį čia gale. Šią dalį padėsi po smakru, o apatinę dalį, čia prie vidurinio piršto, padėsi ten, kur prasideda krūtinkaulis. Leis man patraukti mikrofoną, kitaip tuoj manęs negirdėsi. Štai, jei labai nori, panašumas yra. Šioje padėtyje kita ranka trauksite galvą į priekį. Atsargiai nespauskite rankos. Tai tarsi jūs atsipalaiduotumėte ir galva peršoktų per ranką. Atsipalaiduok, lėtai trauk galvą į priekį. Atsipalaiduok. Atsipalaiduok, pajusi labai gilų tempimą, netgi su jausmu, kad sumažėja spaudimas kaklo srityje. Dabar aš jaučiu tą jausmą, lyg sąnarys toj trakštelėtų, lyg, žinai, kai patrauki pirštą ir sąnarys atsiveria. Štai toks jausmas man dabar lyg tuoj trakštelėtų. Atsipalaiduok. Šaunu, nuostabu. O dabar leiskite man vėl užsidėti mikrofoną. O kai norime ištempti kaklo šoną, kaip padaryti, kad nesuspaustume kitos pusės? Paslaptis slypi petyje. Tarkime, kad norime ištempti kairę pusę, taip? Mes tempsime į dešinę. Tokiu atveju kairę ranką dedame už nugaros, už stuburo. Tai privers petį nusileisti ir neleis jam pakilti. Čia lėtai atsargiai trauksite galvą, kol pajusite tempimą. Švelnus tempimas. Jūs pajusite tempimą daug plačiau, tempimas bus daug pilnesnis. Nei tada, kai paliekate ranką laisvą ir petys juda kartu čia. Štai, tokiu atveju neišsitempia, niekas neišsitempia. Čia jaučiate, kad tempimas pasklinda plačiau. Jausmas labai geras. Ir žinoma, po to darysite su kita pusė. Labai gerai. Antra klaida. Sulaikyti kvėpavimą tempimo metu. Yra daug kaklo raumenų, kurie eina iki šonkaulių. Tai reiškia, šie raumenys prisideda prie kvėpavimo. Taigi, jei bandote daryti tempimą ir sulaikote kvėpavimą arba kvėpuojate trumpai, šie raumenys paprasčiausiai negali atsipalaiduoti. Jums atrodo, kad tempiate, bet iš tikrųjų dalyvaujate virvės traukime, matuojatės jėgas, kovojate su savo kaklu. Apibendrinant, kad būtų paprasčiau mums suprasti, norint atpalaiduoti kaklą, atpalaiduoti kaklo sritį, būtina atpalaiduoti kvėpavimą. Darykite taip. Jūs patrauksite kaklą tol, kol pajusite lengvą, malonų tempimo pojūtį. Ir šioje padėtyje jūs iškvėpsite orą ilgiau. Jūs pajusite, kad kai ilgai kvėpuojate ir iškvėpėte orą ilgiau, jūs pagilinate šį tempimą be jokių pastangų. Nereikia spausti ir žaloti savo kaklo. Tai galioja visiems kaklo tempimams, jūs turite daryti tą lėtą, ilgą kvėpavimą. Ir jei jums nepavyksta iškvėpti oro atsipalaidavus, kai darote tempimą, tai reiškia, kad jūs per daug spaudžiate. Sumažinkite jėgą čia viršuje ir pagilinkite tempimą per kvėpavimą. Dabar jau supratau. Ką? Aš dabar jau supratau. Trečioji klaida. Jūs netempėte pakankamai ilgai.
Kai mes darome tempimus, mes norime, kad raumuo atsipalaiduotų, sumažinti to raumens įtampą. Norime pagerinti kraujotaką. Mes norime atpalaiduoti fasciją ir sausgyslės. Ir norime sumažinti sąnarių spaudimą. Ir visa tai užtrunka, kai jūs darote tą greitą tempimą, tą skubotą tempimą, jūs tik dar labiau dirginate šį raumenį. Sutarkime taip, jūs darysite bet kokį kaklo tempimą. Judėkite, kol pajusite švelnų, malonų tempimą. Prisimenate? Ir čia liksite bent 5 iškvėpimus. Iškvėpsite 5 kartus. Lėtai, atsipalaidavę ir neskubėdami. Mėgaukitės šią atsipalaidavimo bangą. Mažiausiai 5 iškvėpimus. Ir šiuos tempimus galite atlikti bet kada, kai tik prireikia, kai tik pajuntate poreikį palengvinti, atpalaiduoti savo kaklą, nes tempimas tokiu būdu neapkrauna, nėra jokios rizikos. Net nelieka to jausmo, kai po tempimo kaklas būna sudirgęs. Kitas žingsnis – išmokti sumažinti stuburo spaudimą. Ir šiame vaizdo įraše parodysiu geriausią būdą, kurį žinau, kaip tai padaryti. Tiesiog spauskite čia ekrane. Ir jei tavo kaklas dabar labiau atsipalaidavęs, palengvėjęs, laisvesnis, nusiųsk šį vaizdo įrašą tam, kam jo reikia. Kažkam, kas jaučia skausmą, jaučia įtampą kakle, pečiuose. Tik tiek ir prašau, padėk šiam vaizdo įrašui pasiekti tuos, kam jo reikia. Aš čia ir baigiu. Šiltai apkabinu ir iki kito karto.